Rungtynėms teisėjauja Paulius Kiesas, nacionalinės krepšinio lygos teisėjas, ir Rytis Pabudževičius, nacionalinės kategorijos teisėjas. Vaidas Jurgilas, po krepšio nėra. Kablių vedęs Jurgilas, bet jau spėjo įsitikinti, šiandien čia Šilutės atstovai. Tikrai nėra pasiruošęs. 0-4. Pirmieji taškai 1-0. Legendos atsilieka Vaidas Jurgilas. 2-1. Visiems galime pasakyti jau per tiek miestų. Pervažiavę. Pasižiūrėk, kaip žaidžiamas krepšinis. Tritaškiai yra labai svarbus. Aš nemoku žaisti krepšinio, bet žiūrėjau. Treipė tritaškį metį ir sėkmė tave lydi, taip jau buvo Nidoje. Kol kas 3 miestai. Kaišiadorys, Panevėžys ir Nida įveikė legendas. Kaip už Šilutę Aurelijus Žukauskas. Dirba! Taip, taškai yra skaičiuojami. Rezultatas 3-1. Legendos kol kas pirmauja. Antanas Guoga yra pažadėjęs 30 vietų. Kol kas per daug 30 jam neleidžiu mesti ir štai pirmas bandymas. Aš kaip žiūrėčiau per teliką. Lukai, aš žiūriu per teliką. 5 sekundės, lieka iki rungtynių pabaigos. Gerbėmiai žiūrovai, žinau, kaip greit pradėjo tos 7 minutės. Ir ypač kiek krepšinis gražus, ir ypač kai Vaidas Jurgilas atima kamuolį. Ir nedarbai. Iš viršaus. Bet kitą kartą. 4-1, kol kas toks rezultatas. Švelnina situacija, 4-2. Dabar rezultatas. Antanas Guoga, dar vienas bandymas, tai nėra. Liko dar 6, bet bijau, kad gali įtūkti laiko. Puikus perlaimas. Šilutė! Pradžia buvo padaryta labai gera. Legendos atrodė vėliau jausis ramiau, dabar tik vienas taškas, kuris skiria čia, puikiame Pamario krašte. Šilutėje, su puikiais žmonėmis. Šilutiškai! Atsiliepkite! Impulsas įsiveržė priekį, Vaidas Jurgilas sako, 6-5. Dar legendos priekį. Vaidas Jurgilas taip įsiveržė, kad nori dar vieną gražkį smėgti. Bet aišku, jam neleisime, nes kamuolys nelegendų lygo! 6-6, rezultatas lygus. Aurelijus Žukauskas su 2 metrais, beveik 20 cm. Nesugebėjo nieko padaryti prieš tai, dabar šalno. 5! Aš supratau, legendos pasimokė. Mergaitės, aš tik dėl to čia. Taip gerai jaučiuos. Kad aš pamiršau žiūrėti net į aikštelę, nes jos čia. 4 minutės ir suveikė rungtynių Lukai, a tau nusiųsti video? Antanas Guoga, dar vienas tritaškis. Aha. Ačiū tikslo. Tai buvo trečiasis bandymas. Aha. Bet tai Vaidas Jurgilas. Jis pradėjo šiandieną dėl tritaškių. Kol kas jo metimai pasiteisina. Taip, Šilutiškiai. Vai geras prasiveržimas, geras puikus perdavimas. Tai nėra Aurelijus Žukauskas. Tvarkosi po kartus be jokių problemų. Tačiau mėtykite, nepagauta. 5 sekundės sužaistos čia. Šilutėje turnyre 3 Lietuvą. Kurio nugalėtojai? Kas čia bus? Nieko? Kartu su krepšinio mecenotu Žedžiu Gidu Antanu Guoga į Sloveniją. Aš vadinu tą valstybę Slovenija, nes Lietuva turėtumėte pasirodyti puikiai. Tuo tikėkime ir liūdėkime mūsų vyrams sėkmės. Tiek krepšininkams, tiems tie, kurie šiandien nežaidžia. 8-7. Impulsas išsiveržė į priekį. Jo, legendoms nėra lengva. Antanas Guoga moka ne tik švesti tritaškius, bet ir prasilenkti. 5! Duok 5! Impulsas. Duok 5, davai! Vaidas Jurgilas! Prieš tai 2 tritaškai lindo. Trečias ne. Aurelijus Žukauskas! Šilutė! Gavo kamuolį ir nusprendė žaisti futbolą. Tai yra jo mėgstamas žaidimas. Mergaitės mums tai daugiau vėjo. Aš irgi esu išmokęs vienas kitą žydais kartu su jumis. Gerai, žiūrim, kas daros aikštelėje. Puikus prasiveržimas. Bauda! Vaidas Jurgilas. Baig sukčiauti! Šilutiškio atstovai, kuris stoja prie baudų metimo linijos. Lieka 2 minutės 15 sekundžių. Lukai, šipsuokisi viršų. Buvo labai gerai. Antanas Guoga gauna pamoką. Bet nebūtinai, taip galima laisvai mesti, bet čia buvo baudos. Dėl to bus metamos
Jo, du baudos metimai. Čia 30 suprantama, 2 taškai, o 2 taškai metimo zonos, tai Šilutė! Antanas Guoga išlygina situaciją. Aš baltai pataikė. Su strategija žaidžia šilutiškiai. Bandyti apgauti. Ką jūs čia daro? 40. Noras! Puikiai krepšinio šventė šiandieną čia, Šilutėje. Pamadu. Ir gero krepšinio krašte. Jo, būtų idealiausia, jeigu šiandien čia būtų Mindaugas Timinskas, kuris yra kilęs iš Šilutės. Žaidės jau seniai nebežaidė krepšinio. Bėg, baig, Savo gimtajame mieste. Puikus prasiveržimas, geras perdavimas. Impulsas įsiveržė į priekį 9-8. Vaidai, ojo, čia primena man Mauglį, kai rudieji šunys puolė mešką. Negiama. Aurelijus Žukauskas nėra. Ir vis dar vienu tašku priekyje. Šilutiškiai lieka nedar Olejupas. O tai yra žulų vyručiai. 50 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Vienu tašku, pirmauja impulsas. Vaidas Jurgilas sako, ne, taip nebus. Mes jums neleisime šiandieną laimėti. Aurelijus Žukauskas, kaip sako krepšinė, užmėgsom. Bandė įkrauti 30 sekundžių, Šilutiškiai. Parodykit savo balsą. Yes! Nepataikė! Sergas, vienu tašku, pirmauja impulsas. 22 sekundės. O tai jau įdomu, kadangi stojimo prie baudų metimo linijos. Ne, paskutinį minutę, ne. 15 sekundžių. Tai jau įdomu. Paskutinė, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Legendos nugalėtos, neįtikėtina. O mes labai stipriai galingai dėkojame Lietuvos geležinkeliams.